Jūs neįsivaizduojat, koks kebabas. Man net ragauti nereikia ir aš žinau, kad tie viral kebabai bus nerealų, žinokit. Pakelkite ranką tie, kurie galvoja, jog neišvysit pas mane šių kultinių kebabų bandymų. Tad šiandien trumpai apie mano pamokas. Pirmoji ir pagrindinė, patikėkit manim, šis kebabas labai vertas dėmesio. Antroji, receptas išties labai paprastas. Prieskoniams naudoju papriką, česnako granulės, kuminą, truputį cinamono, druskos ir pipirų. Ir smulkiai tarkuotą svogūno galvą. Dar supratau, kad mėsą iškočiuoti pagal visus kraštelius reikia nebent darant video, kaip aš. Bet tikrai nepersistenkit, nes tai nebūtina. Mėsą kepiau apie 20 minučių 200 laipsnių temperatūroje. Jautiena buvo kokybiška brandinta, tad jokių skysčių nesusikaupė. Na kaip kitų rodo, kad nupilti reikia. Padažų naudojau lygiom dalim jogurto ir majonezo, česnako, druskos, worcesterio padažo, laimo sulčių ir sriračos. Galima dar vos cukrus įdėti. Po 20 minučių traukėm mėsą laukan, pasigėrėm ir viską suplėšom rankomis. Aromatinga, kvapni ir tikrai aiškios sudėties, ne tokia, kur kiti kebabinėse pyksta. Kebabo įdarą jau patys nuspręsit, nes čia jau fantazija jūsų rankose. O aš viską dariausi paprastai. Aisbergo salotos, mėsa, svogūnai, truputį pomidorų ir feta sūrio. Dar padažo, viską susukam ir dedam į keptuvę lengvai pašilti. O ten nuo sinano nužiūrėjęs, patepu sviesto pomidorų pastos padažo. Ir galiu drąsiai sakyti, kad tai yra turbūt vienas geriausių viral interneto receptų. Kartosim ir ne kartą, nes sąžinės grūžaties čia nerasta. Skanaus!